Šiandien interviu apie muzikantų profesiją su manimi dalyvauja Gintarius Petkus, kuris taip pat prisistato kaip Gintarius Dainanešys. Kas toksai? Dainanešys. Dainas, kur nešioja? Dainanešys. Gerai. Pirmas klausimas, tai kas tavo nuomonė yra muzikantas? Mano nuomonė, muzikantas yra labai laisvas žmogus, kuris nebijo savęs. Muzikantas be žodžių gali būti muzikantas, tiesiog grojikas, ar ne? Bet muzikantas gali būti su žodžiais, kai jisai sėda rašo tekstą pats. Ir tada ima kažkokį instrumentą ir groja. Ir tada jis gaunasi ne tik muzikantas, bet jisai gaunasi dainanešys. Kas tave įkvėpė muzikuoti ir kurti muziką? Mane įkvėpė muzikuoti sportinė trauma. Aš 11 klasiai žaidžiau krepšinį, link krepšio ir man serioža toksai sergėjus, žaidžiamas pakišo koją. Ir aš puoliau gaudyti kamuolį su viena ranka, su kita ranka grindis, žinai, ir aš taip kaip nukritau, taip ir išsilenkė tą ranką, tai aš nevaldžiau pirštų. Truputėlį va tuos du valdžiau pirštus ir paskui chirurgas toks šakėnas sako, ar tu turisi kokią gitarą ar kokią pianiną? Sakau, draugas turi gitarą, tai pasakyk, draugas atneštų gitarą į ligoninę. Ir man gintaras toksai, gintarinis, ačiū gintarai. Atnešė paprastą gitarą. Ir čia man buvo tokių geležių pridėta ir aš negalėjau groti, negalėjau rankos pakišti. Tai aš grodavau iš viršaus. Aš va taip grodavau ir mano pirmoji daina buvo. Kitas klausimas. Koks jausmas yra stovėti scenoje prie žmonės ir jiems atlikti savo muziką? Labai įdomus klausimas. Man yra tekę stovėti scenoje prie 25 000 žiūrovų Akacijoje 2016 metais. Ir ten suvažiuoja visa Lietuva kasmet. Ir taip ten kol suringinėja mikrofonas, nes ten ir videokameros važinėjo, tos gervės ir LRT televizija buvo ir aš turėjau truputėlį laiką su savim padirbėti. Ir aš sakau, Gintariau, ar tu gali geriau negu tu gali? Negali. Tai ko pergalėjai? Tai tiesiog padaryk tai, ką tu gali geriausiai. Bus pakankamai gerai kitiem. Kaip susidorojate su įkvėpimu kurti stoka, jeigu iš viso tai kartais būna? Kai kurite ir neturite jokių idėjų? Bet kad aš kažko nesukurčiau. Kuriasi tiek, kiek jaučiasi. O jaučiasi tiek, kiek gyvenasi. Tai jeigu tu gyveni gyvenimą, jeigu tu šventi savo gyvybę, savo esatį, tai tada tu kažkaip nenorom, tu vis tiek tada imi ir kažką rašai. Manęs dar nebuvo ištikęs toksai laikotarpis, ilgas laikotarpis, ir kažkaip taip. Gerai. Kokios pagrindinės savybės ir įgūdžiai yra reikalingi muzikanto profesijoje? Reikia visų pirma turėti visišką laisvę. Absoliutišką laisvę. Ir kuo daugiau tu įgyji akademinių žinių, siekdamas tikslumo, tuo tu labiau paleidi save, nes žmogus nėra tiek tikslus. Užtat įsitempęs, akademiškai paruoštas, muzikos mokyklų apmokytas specialistas, jisai dažnokai nusileidžia visiškai jokio muzikinio išsilavinimo neragavusiam, negrojusiam, natų netgi nepažįstančiam žmogui, nes jie dažniausiai pademonstruoja netikėtumų. Ką patartumai jaunam žmogui, svajojančiam tapti muzikantu ar pradėti kurti savo muziką? Iš karto turiu atsakyti, nereikia į nieką niekada lygiuotis. Reikia lygiuotis tik į save. Tu esi lygis. Visi kiti yra nelygis. Jiems savo yra labai geras lygis, jie save lygiuojasi. Gali turėti kažkokį tokį labai mėgstamą dainininką, kuris nenori tave įkvėps. Nes kuo tu labiau pasieksi kito, to labiau nutolsi nuo savęs. Jeigu tu žiūri į Kretingos pusę, tu automatiškai nematai Kauno pusę. Gerai, čia buvo viskas, visi klausimai. Labai ačiū už atsakymus. Prašau. Ir viskas. Tau ačiū, mama, širdį, kur beturiu, už gyvybės amą.